Sveiki sugrįžę Vaito ūkį. Šiandien mes turėsime begalę darbų ir jos labai kokybiškai atliksim, nes labai geras oras. Pagaliau nėra makliošius, pasižiūrėk, jokio pašalo nėra. Pagaliau kalvė išdžiuvo ir man pradėjo patikti šitas spalva. Pradžiai dar buvo biški per juodas. Dabar jau gražus, išsilygino kažkaip, gal biški nuplojo, saulė nudegino ir gražiau tapo. Mačiau, žmogus komentavo, nusidažyk, sako, šitas vietas irgi juodai. Ta aš irgi planavau, ne tavo idėja. Buvo, net man sakė, nufilmavimas, bet ne idėja, kad taip šnekėjom. Bet reiškia, yra bendraminčių. Tai viską čia susitvarkysim, kad nebūtų viso šito šlamšto. Prisivešim žvyro ir parodysiu, ko vešim žvyrą, bet palauk. Pirmą dabar susitvarkau čia greitai. Turbūt biškai nusikasiu, kur man nereikia. Žinote, grunkstai yra. Pasižiūrėsiu, jeigu man išeis kas, nes šis šiaip yra labai juodžemis, žvyržemis, smėlžemis ir akmenžemis. Labai viską daugino vietoj, taip pat čia neįmanoma nieko įkižnai. Kastavo ar kažką panašaus. Kiek neišeis, tiek nedarysiu. Va, šitus bardakus patraukiam, sudeginsim, medį deginsim, plastikų rušiuojam. Ką aš vadinu plastiko rušiavimu. Yra laužas kuriant medžiui, kitus laužus plastikui. Ir jeigu mums iškišia kažkas tarnybas, taip, Grincevičius, mačiau, degino laužą, atvažiuoja gaisrinė. Degino laužas iš medžio. Ir nerodai pagrindinę laužą, kur mes plastikų deginam. Už daržinės. Viskas apgalvota, visa sistema pas mus apeita. Šitos degint, kašiukus kiaurus, 2 kardai. Daug išmok šnekėt, gerai? Nenuimsi daug. Va, šitos kupstus tiesiog nuimu, kad man lentų nepūdytų tiek daug. Tikrai nežaisiu šį, žinok. Nes aš galvoju, gal 5 cėmus išsibetonuočinais. Galvoju, neklius čia jau ką, nes noris biškai išsikelt, bet va čia norėtis man mažiau keltis, nes matai man, tai pas mus viena šitą pusę aukščiau yra, o čia biškai žemyn, bet šiandien mūsų planas bus labai romažė. Žvyrą užsipilam, atsivežam priekalą ir parodom žmonėm kitus planus, kurios padarysim 100%. Papasakosiu, ką reiks daryti su langu. O aš viską apgalvojus, 4 dienas nemiegojus, visą laiką galvojus, kur mano pinigai, o žiūri jau praložęs tas mano jakonis. Gražiai yra pavas, bet gavas kaip gavas. Gerai, dabar jau klausimas. O su kuo Vaidas veš žvyrą? Taigi arklio neturi, kumelė irgi neturi, visi traškūnai čiganai susirinkė visus arklius. Negi Vaidas dabar pirks arklį. Einam, aš jums parodysiu, ką įsigijau prie savo ūkio ir busit labai nustebę, galiu pasakyti. Nes tikėsit, galiu pasakyti, ant 4 kojų, kaip ponis, bet ne ponis. Einam, parodysim. Ar atliek čia? Norėjau net flegą padaryti per priekį, bet po to galvoju, kad galiu užsigauti, man labai skaudės po to vaidinti visam krūvinam, kaip Jėzui sumuštam. Tai va, prisituvim savo arklę, 2 tiltų, 4 ratų, 4 taktis, 4 lempų. Viskas šiandien bus 4 už kažkur kepuri. Motocikliokas, kuris tinka labai gerai prie ūkio, nes, žiūrėk, turi kablį. Matot, kas dar turi kablį? Mano dėdė, Jonas. Tada turi priekį gervę. Pažiūrėkit, gervė yra, priekį. Tai šį ketratį gavau iš Cifi Moto Lietuva ir jis skirtas tokiems ūkininkams kaip aš, bet Cifi Moto Lietuva turi ne tik ūkininkams, tokiems stambiems kaip man, turi ir street bike'ų, ir endurų, ir bagių važinėti per laukus ir per erkes, ir vaikiškų keturračių ir motociklų, su kuriais galima važinėti per laukus ir erkes. Pasidaryti gal kažką rasit savo, o jau kils kažkokių klausimų, klauskit komentaros, kitam video aš jums vėl turėsiu papasakoti, nes aš manau, kad čia nebus, žinai. Dingo, nebėra Daniuko, nebėra ir keturračio. Daniukas miega, nes jis jau senas, jam beveik 10 metų, atsiminkit šį dalyką, ką jūs veikėt, kai jums buvo 10 metų, lainėdžių tiesiog žaisdavo. Daniukas irgi miega. Jau pavasaris, ne tik erkės keliasi, bet jau ir motociklistai jau kartais atsikelia. Vienas kitas kaip erkė pavirsta labai greitai, kur nors įsiserbė kokią mašiną. Varom, užsikabinsim priekabą, parodysiu priekabą. Sėskis man, čia galim ir be šalmo važiuoti, pas mus čia neužsimušim, plius mes nelaksim kaip durneliai, žinai. Sėskis, nebijogin. Varom, pasmirgas. Tiek ir tai reikia. Nu, jau tėvas bus pizza, jeigu pamatys, bet turbūt nematėsis, žabalsgi. Žabalsgi kur čia? Aš sakiau, man tai reikia nevažiuoti tam kiemą.
Užvažiuojas ant kiemo, užvažiuojas nukin. Va taip, yra du dalykai pas mus. Važiuoja ant kiemo, važiuojas nukin. Va, priekabą turim, pažiūrėkit, viskas nauja. Man net gaila žvyrą pilt, bet žvyras, žinai, neišpurvins priekabas. Saugosim priekabą, žinokit, kaip savo akį, bet už savaitės tėvas sakė, avelių mėšlų veš. Tai gali būt, kad grąžinsim biškį smirdančią, bet nieko paikis. Galima biškį smirdėti. Gerai, važiuojam. Perjungs iš 4 varomų į 2 varomas, nes kiemą išdrasko. Gerai bus! Dabar jau ramiausias reiks eit kas žvyrų, kaip debilai kokiam. Tiek daug mes čia parodėm, kad pinigų turim, bet neturim kaip kas žvyrą, neturim vergų. Bet šitas žvyras gali būti mums net, tinkamas bus kągi. Net mums pakaltą pasidaryti, žinai, kad mūsų betonas ten gražiai stovėtų, ten dar kažką. Eikcina per tokį karštį, kast žvyrų. Nu bent jau pusę prikastant tos tačkos. Pirmas pilimas man tai. Va, dar 400 kibirų ir bus pilnas. O žiūrėk, iki tavęs yra keliukas kažkoks, ar ne? Ne. O dirba labai puhui. Tai va smykst iš karto, ar ne? Jokio keliuką nėra dabar. Užžart keliukai kaip pat griuvam, pasakyk, kaip taip galima, ne? Nu tai va. Nu tai va, nieks nešneka. Važiuosim inspektorius Vaidas žiūrėt, va. Va, dėdė gyvena miške, negali negi privažiuoti. Sėdis neiškraujuok tik tai. Geras kumilys. Eik, tu. Čia ne tavo plikščias tas arklys, ar ne? Kas? Ko ieškai? Gazo rankinas? Ne, karatinės įsakioji. Ne, tu nepasūksit. Ai, sūkas. Sūkas, ja. Eik, tu. Ei. Būtų algi net 40 metų, būtų 20 kaip aš, tai pasimca, varytų pas mergas. P. R. Ruskis. Va. Ne. Neutralus. Ala. Landsbergis. Landsbergis! Čia ant lau, tipo, kad kai užklimsti. Ne, užėsi vien aukštų apsakų, kaip durnis, žinai. Insingi L, lėtai. Ai, nu. O čia H jau kaip arkliai duoda jūs vitalot per rūrų, žinai. Ai, kad lakštų greičiau. N, neutralus, kad taip pat tiesiog, žinai, stovi nei ten. Ai, čia laisva. R, atbulinis. Rūra. Noriu žvyrą panešioti. Oi, ne, vaikė. Nu gerai pasėdėjau, man reikia eit kavos atsigerti. O aš šiandien mieste buvau. Mes važiuosim iki Bredinką, žinok, biškį šiandien. Su kuo? Su šituo? Lyg Bredinkas, tu tikės davažiuoti? Turėtume. Nu, jeigu ten pliurzo bus dirba, aš neužiuosim prie to dirba labai didžiulį. Gerai? Savivartė? O tas va, kištukas atskabina ir tu išsiverčia. Viskas išsipala. Gali arba tą atsiversti į priekį, atsitraut viską ir išstum, žinai, kaip karstų kokį nors. Ai, nu jo, kaip karstų. Specialiai pagalba. Uždėdžiu butelį. O, da numerys, bl***. Einam toliau, stabdom ant darbus. Gerai, čia labai gerai, net per gerai. Išsilyginsim su grebliuko, bet šiaip iškart gražiau, ne? Nu va čia išsilyginsi dar. Pliama kaip karšta, pasilgau jau. Tų gerų žiemų, kai būdavo -4, -8. Kur išeini lauka, net braška, medžiai. Nebekasim daugiau žvyrą, atsivešiu greblį ir atsivešiu priekalą, žinai. Gražiai susistatysim, susitvarkysim vidų, nes tos plytas teiknam dar. Ir paleksim iki tėvo gimtinės, žinai. Gali mama bus pravažiuoti. Gali būti bus pliurzą. Nenori šiandien pliurzą varyt, žinai. Nauj, iš karto, žinai, jis puržinu po to šiandien. Pas mus dar stribliukas užšalęs, nenuplausi šitą mocyklą. Tai galim to biškį neštis lauką, ne? Lauką. Nenumesint kojas? Man tai!
Sako, matai ten, kad jis langas atėjo. Negi, sakau. Čia atrodo šitie. Ai, tai čia šis. Neškis šitą. Papadašku dėkis. Nieka nesupranti, vis makink jaunų. Negaliu. Kelgi aš jaunus vienus pakeldavau. Nu, davai. O. Susėla biškį, ne? Neiščiuoš? Tai smarkiai nelakė, akės išdegė. Pamiršau grėblį pasimt, tai važiuoju, paimsi aš greit. Specialiai, kad lečiu pavažinėt. Gerai, išsilyginau. Pažiūrėk, gražiai aš padarysiu čia. Iš pagal taisyklę atitėtum iškast, žinai, viską. Nusikastint sluoksnį kažkiek ir išsilygint, kad būtų kieta. Bet dar kartą kartuoju, milijoną kartuoju ir kartuosiu. Pas mus čia labai ir taip kieta. Pas grinsiučius viskas pas kieta yra. Tai pašalas išvaikščius tau namų karėms. Senė, ar esi matęs pašalą per 2 paskutinius metus? Nei pašalo nebėjo nieko. Čia priekį biškį pasidarysime gražesnį. Kažkiek reikia irgi išsibetnuot, manau, gal. Kad košės nebūtų. Aš galvoju, o jeigu maišalką išsinuomot. Išsimaišysim patys. Nu, ramėnai maišalkas turėjo, bet kitaip atrodo tas maišalkas, žinai. Kitoks maišalkas principas buvo. Čia turi išsinuomot kažkokias parduotuvės, žinai, o ten aukcione. Čia labai gražiai pasidarysim. Čia ir pievutė nenorės labai aukti. Dabar tiek. Šiandien čia labai daug nedarysim, nes reikia, manau, žiūrėti, bet cementą nusipirkti. Reikia su kuo čia geriausia būtų žiūrėti, gal T3 reikės varyti, žinai. Aš įsivaizduoju, negit gerą mašiną dabadėti. Į Mersą galim, žinai, kažkada. Ir išsibatinuosim, aš manau, kad čia kitą savaitę galėsim pradėti, žinai, kad atrodo, kad čia mes labai marūdijom, bet pasidarysim. O dabar ką, mėginam važiuoti iki miško gal, kaip tu galvoji? Ai, priekalas, atsiprašau, žmonės, vaikai, mano mylėjai. Kaladės nereikia nešti. Kaladį galima redent. Kaip tik susivaluos mums takelis, p***gynės. Čia matyt tiesiog tiesiai dedam. Biškai taip. 3, 2, 1. Ko tu nemoksi skaičiuot? Viskas tinka prie interjero, dabar žinok, dabar tai biškai dingsta jisai. Aš sakyčiau, jeigu šitoj vietai stovėt, gal biškai net kiečiau būtų šitą. Man tai patogu čia. Jeigu čia kaitini, pavyzdžiui, ir va čia, pavyzdžiui, kali, žinai. Nu, tai gali pasidėti, nes čia neišnaudotas plotas. O čia, tai pažinai, būdavo, kad blema negali nei kažko įdėti, nei dar kažko. O čia visai kalt gerai. Bet vėlgi, jeigu dumplės darysi, bet gal ir padarysim, gal nepadarysim, nežinau. Dar pažiūrėsiu, Vilniui garažai įsirenginėjai, žinok, aš ten pas plytelės kloju, aš ten nežinau, tokių dalykų nefilmuoju, nes galvoju, niekam neįdomu bus ir aš noriu pasidarysiu garažą ir po to parodysim, kaip pasidariau. Ir ten galėsiu pasidaryti jau visokias smulkinas, atsivežti ir po to prikonstruoti, žinai. Tai dabar važiuojam, spėju pamėginti, kaip lekia mūsų keturratis iki miško. Važiuojam, pasižiūrėsim, žinai. Šalmą dėsis ar ne? Užsidėsi, davė dovanų šalmą, tai užsidėsi tą šalmą, nes aš kaip tik kaime dabar neturiu, visi irgi lygiai mano Vilniui, tai užsidėsiu šalmą. Bet jeigu nesusišnekėsim, kadangi mes važinėjom čia miškais, aš ten lėtai važiuojam, neužsigausim ten gal smakrą dantų, jau ką, žinai, nusimsiu, jeigu negalėsiu su tavim susikalbėti, nes mums vis tiek reikia komunikuoti, žinai, komunikacija. Bim. Žinai ką, aš galvoju, pravažiuojam dar pasižiūrėti pro Šakėnų dvarą. Pro ten greitai pravalėksim, pasižiūrėsim, apsisuksim, varysim pro ežerą, pro mūsų buvusią mokyklą, kur aš vienas buvau pirmokas ant visos Lietuvos. Ir lėksim tada iki tėvo gimtinės pasižiūrėti. Čia mūsų bus durability testas keturračio. Apkabink mane. Apkabink mane. Taip, kaip paskutinį kartą. Gerai, įdomu. Man grynai jaunystė, kai vaikai būdavo šitais keliukais ir dėl to važinėdavo.
pamatysiu, susirinksiu jūs tos mopedus. Važiuoju, varykitės namo dabar tas mopedus, žinai, tie su ranka. Oi, vis pasimsiu tas mopedus, visus tepulots į mašiną. Tik nuvažiavo iš karto mopedas, susikūrė vėl važiavo. Senai jaučiau tokį jausmą, tu nesizduoji, man laisvė kažkokia, tu netrodo, kad laisvė. Be pirštinių, šalta pirštą, žinai, važiuoji savo. Ir vėsiai. O čia pasak legendų, čia anksčiau buvo arklydės. Gal kažkada buvo ne arklydės, bet buvo koks klaimas arba ten ponai gyvendavo. Ir dabar išvirtus visas tas vidurys yra. Tai ten ale su tanku pravažiavo per tą plyšį. Nes pameni, kai dar buvom vaikai, būdavo toks grinai tanko pravažiuotas tas šūdas, žinai. Net dabar jis pilnai užgriūva, bet buvo tokia kaip arka padaryta, tokia baltų plytų buvo to ištasyta ir tiesiog kiaurai pravažiavo, žinai. Čia va, obelis dar va yra, matas egzistavo. Aš jums pasakoju vėsą, kad būtų įdomu, kad parodžiau, kur aš gyvenau, kur mūsų visa vaikystė praleista. Čia pats dvarus. Jie, aišku, ten galėjo restauruoti, bet tai patingėję nepadarė ir va, turim, ką turim dabar. Ką kaltinam patį Landsbergį va šitai va. Štai va. Raudonas ir... Blem, bijau suklyst. Čia tiesiog buvo apsigyvenęs kunigas. Labai užkyta, bet žinau, kaip jis atrodo. Jisai buvo čia apsistojęs va šitam name rudam gyvenantinės. Ir mūsų močiutė buvo biškičinas pagyvenęs. Tai čia dvarininkai buvo, va Šakėnų dvarą gyveno visi. Ir turėjo labai gražų didelį šunį, kaip aš, Daniuką turi. Ir labai gerbdavo. Tai visus kitus ten vergus palaidavo kur nors už klaimą, už tvaros. O savo šunį jisai padarė net kapavietę didžiulę. O čia va 3 va šitie medžiai. Tai šitoj vietai palaidojo savo šunį. Aš pamiršau vardą tą šunį, bet ne kapušas, man atrodo. Pažiūrėk, kiek čia yra iškasta, matai? Dėl savo ciuciko padarė pamastymo vietą. Aš manau, kad jis norėjo šitoj vietoj kokią cerklę pasidaryti, žinai? Kai būna kupolą pasidaro. Tai galimai norėjo gal šitoj vietoj padaryti. Bet va šitoj vietoj yra pakastas ciucikas. Ant kiek žmogus mylėjo savo šunį. Man tai kažkaip iš pradžių būdavo, aš jau motociklą labiau žmogus esu negu keturračių. Bet niekad gyvenime su keturračiu nesu važiavęs. Bet tipo, šnekėtis, važiuoti ir skautint, man visai patinka. Nes nereikia laviruoti, kai būtų ant kokios duobės važiuoju. Oi, kaimiška technika man labiau. Ukvedys, jo. Nori mešką išriest. Išriestumėt mešką, kas mokat mešką išriest. Pažiūrėk, ant kiek užaugę, net nesmato, už kur laikas. Parodysiu, kaip teisinga pritraukimą padaryti. Sakė, tėvas vaikas buvo, lygiai taip pat atrodė. Nereikia daugiau. Vaikai būdam 3 metukai mums buvo, o Ryčiai buvo vyriausiam 5 metai. Ir tik su Ryčiu galėdami eiti maudytis, nes taip pat tėvai dirbdavo, žinai, mūsų vaikus paleisdavo su Ryčio priežiūrą maudytis. Tai va čia ateidavom į šitą ežeriuką. Bet dabar viskas užaugė, nieko čia nebeliko, ne? Nes anksčiau šitoj vietoj maudykla buvo tiesi, o po to viskas po to kairėje. Kai išvažiuosiu į Vilnių, tėvas tikrai nusistvers pavažinėti, žinai.
Tai aš vietą tėvą tai tapčiau jau viskas šitos provincijos urėdų šerifus. Jau girdai, kad atvažiuoja. Nes kiekvieną dieną prasukčiau, pažiūrėčiau, kur kai ką prišiukšina. Žiūrėt, vienas šunis nėra nieko. Nefilmuok labai. Čia tai pralėksi, ten gale, matai. Oi. Nes čia tipo į tokią tai sėsi, tai čia ilgam, žinai. Bля, ten vienu ratu, kad ir išeitų praleisti. Nu, esmė tame, kad sėsi. O eik, net kojas lenda. Žinai, čia tada pavažiuosim, ten nebeišsisuksim, žinai. Ai, tai nebėra kur. No. Ten turim varyti už posūkio ir po to į kairę ten, dar už 10 mėsų. Čia keliuks turi būti. Gerai, o jeigu žmogui greitosios reiktų. Realiai žmogus gyvena to vietoj užarė kelių. Pravažiuočiau, čia pravažiuočiau, nes čia dar kieta, čia subraižyčiau, gaila. Vieno rato per šitą pliurzą. Ne, nu ir viskas nebepravažiuosi tenais. Nebent pro čia, žinai, bet nesą. Pažaidėm biškį užtenka, pamėginom pažiūrėti, ar užarė tiksliau aš. Ir čiagi keliukus jie. Va čia va kelias dar buvo iš to vietą. Dėl to aš ir važiuoju per jėvas, man dėl to niekiek nerūpi. Nežinai, aš neieškau priešų, bet aš lygiai tiek pat naglus vaidas yra kaip ūkininkai, kurie užarė, žinai. Sėskit nuomonę iš vieno įpų. Paskutinę kartą važiavau su panašiu daiktu, tai su Moravėju, to triračiu, žinai, tai va su juo ir man vaikui, nes man gal ten buvo maks 10 metų mažiau net, ne, važiavau ir aš nesupratau, kaip galima vairą sukioti ir nematyti rato, žinai, ir man atrodo, kad nieks nesisuka, plius rankos kūdos ten nepasuks, jėgos reikia, tai važiavau tiesiai į pirtelą, ta jaunis buvo Butanas ir Mantas gale šitam priekabai, kaip tuktukė. Ratas biškai patogiau, nes apžirgė. O dabar bandai apžerti iškart per visos kodas. Spiros biškį.
Nu čia ir pasivažinėjom, sakyk tu man. Bliama, senai tokį jausmą jutau. Eik tu, na, biškai išsipurina, reiks tėvui nuplauti. Jausmą tokio pavyzdžio, žinai, toks laisvas motociklą. Tai dabar įsinorėjau vėl jau mopedas, įsinorėjau motociklą, pasivažinėt, išvažiuoti į fjordus. Norvegija, fjordai, pavažinėt, atsipūts Duncanus, McLeodus ant motociklą, žinai. Manau, kad biškai dar nuleis drėgmę, žinai, biškai sutrauks, prašoksim per tą dirvą irgi, žinai. Dabar tiesiog, aš mačiau, kad kas gytam. Įklimtum iki pusės dar kaip durnis, žinai. Dabar, ką su šitą vietą daryti, kad mūsų langas sudegs, Vaidai, bus tau lango problema. Toks mano planas. Šlapį smėlį padarysi tokį kupolą gražų iš smėlio. Tada nuspręsi specialų molį, kuris tinka degimui, tada gal ten maišysim su šamota molio, aš nesiduosiu kuo. Įdėsime armaturytės tokį, žinai, pasidarysiu kupolą tokį specialų pats iš molio, kad būtų ir priekis skylė, ir gale būtų skylė, žinai, bet būtų užsidengtų pilnai, o toks va gražus, kaip kepurė, žinai, ir skylė kaminukai, ir kaminą prasivesiu grinai pro čerpės virš. Vieną čerpį nuimsiu, vietoj čerpės uždėsiu blėką ir tai mes apsaugosim ir visas kaitra bus šitoje vietoje. O čia, kad ten šils, koks ten 107 laipsnių, čia net nieko nesitiks. Štai galiu pasakyti. Tai paspauskite laiką, paspauskite subscribe, paspauskite savo tėvui ranką, paspauskite mamai ranką ir susitiksime jau vėl, neužilga, su motociklais, su ūkiu, su šalkalvyste, su kalvyste ir su karvyste. Einam plauti jaučiu motociklą, nes tokia nevarysi garažangį. Ne, aš nemanau, nes kiekvieną kartą važiuosiu apie tokias pelkynus, žinai.